aš esu grinai savamokslis, iš specialybės. Esu inžinierius elektrikas. Susidomėjimas man kilo mokykloje. Buvo toks mokytojas Alfonsas Aušra, jis buvo matematikas. Jis pradėjo organizuoti, kad mes, tikslą turėjo, kad pakliūtume į respublikinį sąskrydį. Ir tam prasidėjo tokias kraštotyrinės pažintinės kelionės. Svajonė buvo šiek tiek išgarsinti bent jau spaudoj Kvėdarną, kad žmonės ateityje turėtų istorinės medžiagos. Rašinėjom Šilalės rajono kitiem miesteliam, esu rašęs ir Kaltinėnus, ir sudarytojas esu. Tenka ne vien rajono, ten bendrauju su Versmės leidykla, tai jie leidžia panašias serijas. Dabartiniu metu tai norėčiau, ten Šilalės rajono biblioteka rengia apie Šilalės rajono bažnyčias knygutę. Tai man prašė istorinės apžvalgas jų parašyti ir dabar rašau ir tam reikalui renku medžiagą. Lietuvių kalbos institute dirbu jau nuo pat po baigimo universiteto, atėjau čia dirbti ir dirbu terminologijos centre, vadovauju terminologijos centrui ir esu vyriausioji terminologijos centro mokslo darbuotoja. Mano pagrindinė turbūt tema, mano mokslinio darbo tema yra Lauryno Ivinskio terminologijos darbai. Šią temą apsigyniau humanitarinių mokslų daktaro disertaciją ir nemažai tyrinėjau įvairius išlikusius Lauryno Ivinskio, kilusio iš mūsų krašto rankraščius. Tai, kad aš pasirinkau lietuvių kalbą, lituanistiką, iš tikrųjų, manau, nemažą įtaką padarė mokykla ir mano mokytojai, kurie mane mokė lietuvių kalbos Kvėdarnos dar tada vidurinėje mokykloje. Norėčiau paminėti tos mokytojus, kur, manau, iš tikrųjų tos lituanistus, kurie mane mokė ir kurie man tikrai padarė įtaką. Tai Algirdas Dačkevičius, mokytoja Kvėdarinė, mokytoja Krasnickienė. Iš tikrųjų, aš dėkinga šiems mokytojams, kurie įdiegė tą meilę kalbai. Esu profesionalus aktorius, bet dabar šiaip gyvenime daugiau vietos pradedu užimti muziką. Per trumpą savo aktorinę karjerą tai savo tokius pagrindinius pasiekimus sulaikyčiau tai, kad 4 kartus buvau Japonijoje. Ten mokiausi labai įdomų teatrinį Tadašio Suzuki metodą, tada dar teko Gruzijoje vaidinti, tiksliau mokytis. O dabar daugiausiai pasiekimų yra susijusių su muzika.
Praeitais metais buvom nominuoti mamos apdovanojimams. Atrodytų, tu pats daug pasirenki ir nuo tavęs paties priklauso, ką tu veiksi. Bet pagalvoju, aš, kai rinkausi specialybės, į kurias stosiu, tai rašiau pirmą vietą aktorinį, o jeigu man nepasisektų, aš rašiau istoriją. Vien dėl to, kad turėjau labai gerą istorijos mokytoją, tai pagalvoju, kad tie mokytojai, kurie buvo, kurie pastumėjo, tarkim, mokytoja Onutė, kuri pasakė, kad tu ateik į šmaikštuką ir vaidink, arba auklėtoja Regina, kuri sakė, kad tu gali dainuoti ir mus ten įstatė dainų dainelį. Ir galvoju, tie žmonės, jie daugiau mažiau tave kreipia, bet tu aišku daug pats pasidarai, kad tą pasiekti. Esu Rasa Katutytė, brūkšnelis Toškuvienė. Taip gyvenime susidėliojo, kad muzika yra ir hobi, muzika yra ir profesija, esu muzikos pedagogė, dirbu gimnazijoje ir muzika yra tai, ką veikiu scenoje. Scenoje nuo 2001-ųjų turime subūrę su vyru netradicinio folkloro grupę, tokią Kitava. Esu dėkinga šitai mokyklai, nes čia buvo puikiausia terpė veikti. Kurti, veikti, nieks nesakė, kad to galima, negalima, nors teko dar pagyventi ir tuo populiariuoju sovietmečiu, bet aš iš tiesų šito nejaučiu. Kad muziką pradėjau studijuoti, turbūt reikia padėkoti buvusiai mano chemijos mokytojai, kuris sakė, va vaikeli, tau skelbimas, važiuok tu studijuoti į Šiaulius. Aš buvau susiruošus, norėjau dailę studijuoti, šokį, muzika man jau kažkaip buvo atsibodusi. Sako, tu važiuok, ten gera nauja specialybė. Tai ačiū mokytojai, chemijos mokytojai, kuri nusprendė, kad iš manęs chemikės nebus ir sako, tu važiuok į Šiaulius ir studijuok. Dailė yra tokia sritis, kur sujungia dvi tokias vienam asmenį savybės, kur turi būti ir kūrėjas, labai garsiai skamba, ir atlikėjas tuo pačiu metu. Tokia buvo, gal sakyčiau, šiek tiek sudėtingesnė patirtis, kai aš gavau pasiūlymą dalyvauti tokiam vidiniam konkurse Maskvoje, kur reikėjo sukurti vitražą, olimpiniam teleradio kompleksui. Tai buvo 1980 metais. O darbo apimtis, vitražo apimtis buvo per 50 kvadratinių metrų. Daug buvo puikių žmonių, puikių mokytojų, bet du iš jų ypatingai man yra artimi ir brangus, tai buvęs direktorius Eugenijus Miniotas ir Irena Macalytė. Jie buvo tie žmonės, kur mylėjo tos vaikus ir visus kitus žmonės. O profesiniam apsisprendimui Irena Macalytė
nepaprastai daug padėjo, skatino. Iš kažkur rado reprodukcijų, kažkokių žurnalų, reiškia, kur rodė, supažindino ir kiek sugebėjo vedė tą kryptimį. Aš esu dviratininkas, sportuoju profesionaliai, tai manau, kad man asmeniškai jisai patinka toks sportas, patinka dviračių sportas, jį darau, sportuoju jau labai senai ir tiesiog manau, kad apskritai kūno kultūra yra svarbu kiekvienam žmogui ir kad jisai galėtų pažinti save, pasiekti aukštumų, kaip ir savęs tobulėjimui. Manau, čia yra tiesiog svarbu sportuoti kiekvienam žmogui. Bet ką darant gyvenime labai svarbu yra palaikymas ir mokykla turėjo labai didelę įtaką tam ir turėjau visada užnugarį, kuris visada buvo šalia, visą laiką man nebuvo didelių kliūčių skirti laiką ir sportui, ir mokslams. Mokytojai buvo supratingi, visada galėjo palaikė mane, išvažiuodavau tarkim mėnesį ar dviems iš mokyklos ir turėdavau visą laiką paruoštą medžiagą, galėdavau toliau tęsti mokslus, kartu ir sportuoti. Manau, tai buvo labai naudinga man asmeniškai ir apskritai tas palaikymas iš mokytojų pusės buvo labai svarbus man siekiant sportininko karjeros.